Sveiki, šiandien jums papasakosime, kaip reikia įsirašyti Joy žaidimo All-Cards pakuotę. Taigi, iš pradžių jums reikėtų nueiti į puslapį ir parsisiųsti All-Cards failus. Puslapis būtų www.dual.dar.lt. Čia susirandame užrašą All-Cards ir parsisiunčiame visas kortas. Išekstraktuojame jas ant desktopo. Vienu žodžiu, čia pas mane nėra vietos. Atseit dar vienam ekstraktavimui, bet aš turiu, taip įsiekstraktuosiu, ir jums atsiras Joy, Kaiba, Yugi ir paaiškinimai. Taigi, dabar atsidarėme Joy pakuotę ir matome 3 ikonus. Vienas All-Cards, kitas System, kitas Deck. Iš pradžių einame Start, Run ir rašome Regedit. Dabar truputėlį palaukite. Na štai, va, jums atsiras taip. Gali atsirasti ir taip, bet paspausti atsiras šitai. Taigi spaudžiame ant šito. Toliau Software. Ir susirandame žodelį Konami. Atsidarome, matome Yu-Gi-Oh! Power of Chaos ir System. Taigi dabar atsidarė pavkutį ir matome Commander failą. Ir bus užrašyta, kur yra jūsų žaidimas. Paėmė All-Cards, įkeliame čia. Aš dabar šito failo čia nepaleisiu, nes man reikės persidėlioti savo kortas. Taigi, įkėlu šitą failą čia, atsiras C-Document špylė. Taigi jums reikės pakeisti, kur yra jūsų žaidimas. Einate į savo žaidimą, pakopijuojate linką, spaudžiate 2 kartus ant Commander ir rašote, kur jūsų žaidimas. Viskas. Dabar reikia įdėti System ir Deck failus. Taigi paspaudžiate ant Deck, paspaudžiate Copy, čia Paste ir šitą Copy ir Paste. Taigi, toliau einate į Joy žaidimą. Čia truputėlį pas mane dabar lagins, nes filmuoju. Ne truputėlį, o daug lagins, tai teks palaukti. Spaudžiame Deconstruction. Ir šitoje vietoje jums turi būti visos kortos naujos. Tai bus užrašyta New. Čia visos kortos bus naujos. Jeigu jums taip yra, tai reiškia, jūs viską padarėte teisingai. Taigi šitą filmuką jums kūrė VNR. Šitą filmuką taip aš kuriau VNR ir kanalas Yu-Gi-Oh! Tour. Jei norėsite ko nors klausti, tiesiog ateikite į šitą kanalą ir klauskite. Visada jums atsakysiu.